Daug išmokau ir supratau apie jausmus savo ir turbūt pats svarbiausias dalykas, kad nereikia kariauti su jais, o reikia juos priimti. Aš gal prieš tai buvau kažkiek bandęs ir tų kursų ir visko, bet po tų ypač asmenės raktis kabinau ant to pačio veiksmo, nes pirmai kažkaip irgi būdavai ir medituodavai viską ten, pajausdavai tą meilę, pajausdavai kažką, bet kažkokia tai nebuvo tokios schemos, kad tu galėtum, žinai, grinai ta prasme pajaust, kad tu grįši ir tu turi kažkokią kryptį ir gali tikslingai tą daryti toliau. O bet man patiko, kad čia buvo pastovus darbas ir netinginiau visą laiką tą patį darai ir tada tu stebi rezultatus tiesiog, tokia praktinė pusė. Kiek aprimės? Gal per pus labiau ramus. Manau, kad bus dar geriau, nes čia nes tokia aplinka vis tiek, kad tu susidursi su kažkokiais vėl sunkumais, tais, kuriuos jau seniau patyrei. Ir tu pastebėsi, kad jie nėra tokie baisus ir daug geriau, kad jisai tvarkytis. Ir apie šitą, apie proto būseną, tai pas mane labai nurimų protas. Turbūt pagrindinis dalykas, kas pasikeitė, tai ne tai, kad laimingesnis tapau, nes aš prieš tai buvau laimingas. Kas pasikeitė, tai kad dingo daug baimių, streso ir įtampų. Ir labai daug atsidarė gyvenimo galimybių dėl to. Po baimę turbūt, kad galiu su ją tvarkytis ir galiu ją šalinti ir vis geriau ir geriau jaustis. Ir kadangi vieną dieną buvau išvažiavęs ir tikrai tą pajaučiu, žiauriai. Pajaučiu tą, manęs neveikia tie dalykai, kurie veikdavo seniau. Pavyzdžiui, buvo toks dalykas, reikėjo dalyvauti renginį, lįsti ant scenos ir tenais šokti ir panašiai. Nebuvo jo jokios įtampos nei prieš pasiruošiant, vos toks nerimas kažkoks, bet nei prieš patį renginį, nei renginio metu nebuvo jokios panikos, kaip seniau būdavo, kad visiškai sukaustos, su akmenėjais, važiuoja. Tai jeigu matuoti proto 10-balę sistemą, jeigu ten buvo tas proto visas nerimas apie 8, tai sakykime dabar bus maksimum kokie 2. Tikrai vaikščiau visą laiką nuotaikoje ir viskas buvo juokinga, iš visko bajeris mėčia ir tu gal nematai tos blogosios pusės, kažkokia blogesnė atspindžia. Pasiėmiau, galima sakyti, tai kaip ramybė vos, tokį proto atsipūtimą, jisai negalvoja, ką čia dabar bus, jeigu aš tą pasakysiu, ką čia dabar bus, jeigu aš tą padarysiu, ar dar kažką, tai tiesiog viską darai, jautiesi gerai, atsipūtęs. Nėra jokių pašalinių minčių, drumstimų tenai, tiesiog jautiesi puikiai. Dėl to papasakoti apie šitas patarimas nori? Gal gali ką nors taip trumpai išsimint? Iš meditacinės pusės tai buvo labai stiprus patarimai, tokie, kurias patyriau pirmą gyvenime, kai tirpdavo visas kūnas ir visiškai nuplaukdavo mintis. Gyvenau tokias būsenas, tikrai, kur net neįsivaizdavau, kad gali būt. Ir dėl to vėlgi likau labai patenkintas ir tiek, laimingas. Tai, kaip siminėjo, nutirpimas tai pakankamai gal dažnai buvo, nes vis tiek, man labiausiai strigo iš tikro gerosios tos būsenos, ir meilės patyrimo, ir savo pritarimas. Ir su jom ateina ir tas nutirpimas, ir ta gaiva į vidų, ir tas laisvumas kažkoks. Kaip jau sakiau, man labai pasijautė tas, kad tu prisimeni tas būsenas, kurias jausdavau vaikystėje, kurias kažkada seniai, 3-4 metų kažkur tą prisimeni tokį kažkokį ir džiaugsmą visai kitokį ir visas emocijas iš tikro. Jos jau kažkokias tokios, žinai, švaresnės, tokios, nežinau, gal be mažiau norų, be mažiau kažkokio ego, be mažiau kažko. Man lengviau meilę duoti, man dabar nereikia daug labai kažko, aš pasiemu vieną kažkokią savybę, tarkim, ir galiu plėsti ją, tai yra tikrai labai gerai, jeigu, pavyzdžiui, bloga nuotaika, tu gali, davai, duodu meilę, žinai, ir tai tas iš karto. Jis buvo nuostabios, meilės patyrimas, džiaugsmas, tos būsenos, kurias paprastam gyvenime, realiai aš buvau patyręs jau labai senai. Ar tai duoda pasitikėjimą savim, savigarbą savo? 100%, taip. Ar tai duoda ramybę? Meilė? Kad ir meilė. Tos visas meditacijos duoda tokį praktišką žmogui tą, kur visi siekia, kad jaustis gerai visose situacijose ir panašiai. Ar tai duoda tai? Be abejo, duoda. Duoda ir ta prasme tai duoda tą, kad tu, kaip aš įsivaizduoju, kai visą laiką kažko sieki ir bent jau man anksčiau kažkas tai būdavo ta ramybė tokia neužbaigta, kad jinai galvoji, biškai geriau dabar, bet ateityje bus dar geriau.
O čia jinai tokia viskas kaip ir dabartai, kaip ir nėra kažkokio tai atidėliojimo. Visai, kad viskas būdavo į priekį. Nu va, čia toj bus gerai, jau toj bus gerai, toj dabar padirbėsiu. O čia dabar toks, kad iš karto va. Čia ir dabar. Aš pasakysiu, kad atsakiau į patį svarbiausią klausimą, kas aš esu. Ar tau gerai? Man gerai. Man gerai? Tau gerai? Gerai. O gal geriau negu gerai? Aleliuja? O gali čia atvažiuoti laimingi žmonės? Ne. Laimingi žmonės visur gali būti.